Renginio tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į transporto sukeliamas problemas bei skatinti miestiečius daugiau judėti. Tarptautinės dienos be automobilio proga Klaipėdos miesto centrinėse gatvėse vyko linksmosios estafetės, kurių tikslas – skatinti miestiečius daugiau judėti ir taip saugoti aplinką nuo orą teršiančių transporto priemonių. Klaipėdiečiai buvo raginami pamiršti automobilius ir naudotis viešuoju transportu, dviračiais ar tiesiog vaikščioti pėsčiomis. Linksmosiose estafetėse dalyvavo 50 komandų, kiekvieną sudarė 3 žmonės. Vienas dalyvavo bėgimo rungtyje, kitas važiavo dviračiu, o trečias riedučiais. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos kokybės skyriaus vedėja Daiva Berankienė džiaugiasi, kad tokia diena be automobilio egzistuoja ir teigia, kad kiekvienas turėtų pradėti nuo savęs. Ir jeigu bent vieną dieną nevažiuotume automobiliu, šitaip tik padedame saugoti švarų orą ir aplinką. Netaip sunku yra kartais, sakykime, ar pėstute paeiti, jeigu nedidelis atstumas, ar dviračiu. Aišku, šiandien oras mūsų nelepina, bet tai galima naudotis visuomeniniu transportu. Manau, kad tą vieną dieną tikrai galime pasiaukoti. Buvo tokių, kurie atsisakė šiandien automobilio. Tai jau yra pasiekimas. Tegul bus jų 10, bet kiekvienais metais jų vis daugiau. O klaipėdiečiai džiaugiasi renginiu ir noriai jame dalyvavo. Taip pat dauguma pritarė, kad diena be automobilio ypač reikalinga, nes ne tik saugojama aplinka nuo teršalų, bet ir skatinama daugiau pajudėti. Kitų manimų tokių dienų galėtų būti ir daugiau. Galėtų būti vienu be automobilio, tada gal pasijustų kažkas. Dabar diena labai priklauso nuo oro, čia reikia būti labai dideliu entuziastų, kad dalyvauti. Tai kaip sekėsi dalyvauti? Gerai, iš pradžių pirmą, neskubėjau kaip kiti, pasitausau jėgas, o po to ant galo aplenkiau. Asmeniškai tai yra gerai, nes aš labiau propaguoju dviračius ir pats užsiiminėju sportu. Visą vasarą ant dviračio praleidau, tai labai džiaugiuosi dėl tokios dienos ir geras dalykas. Kaip galvojate, reikalingos tokios dienos? Aišku, reikalingos. Aš gyvenu centre, aš dūstu nuo to automobilių tvaiko. Labai reikalinga. Šis renginys, kurio šūkis švarus oras visiems, vyksta visoje Europoje rugsėjo 16-22 dienomis. Tiek žinių šį kartą. Netrukus matysite pasaulinę sunkvežimį.